Labas! Investor LT kanale sekmadieniais mes kalbame apie tai, kas rūpi kiekvienam investuotojui. Kaip įprastai aptarsime rinkos situaciją, bet prieš tai aš noriu visus jūs pasveikinti su praėjusiomis pačiomis gražiausiamis žiemos šventėmis. Tikiu, kad jos buvo šiltos ir jaukios, o ateinantiems metams noriu palinkėti, kad mums jie būtų itin energingi, kupini atradimų, laimingų nuotykių, nuoširdžiausių žmonių ir būtinai palinkėsiu teisingų sprendimų, kurie atneša ne tik tai sėkmę, bet ir turtus. Todėl būkime sėkmingi, būkime turtingi ir laimingi. Na ir su ta linksma nuotaika keliaukime jau prie mūsų įprastų reikalų. Savaitė buvo tikrai labai trumpa, bet aptarti mums visada yra ką. Ir į metų pabaigą dažnai norisi apibendrinti metus, nors dar jų ir neuždarėme, liko dar porą dienų. Bet tikėkime, kad kardinalių pokyčių nebebus ir dabar jau mes matome bendrą tendenciją. Tai galime sakyti, kad 24 metai tiek finansų rinkoms, tiek JAF ekonomikai buvo labai geri metai. Nepaisant to, kad pradžioje buvo ir negatyvių minčių, ir nuogąstavimo buvo tikrai nemažai. Ir dėl ekonomikos, ir dėl aukštų palūkanų normų, plus dar JAF prezidento rinkimai įpūtė daug neapibrėžtumo. Bet nepaisant nieko, JAF ekonomika augo, namų ūkiai toliau išlaidavo, infliacijos augimas sulėtėjo, o etalonų vadinamas S&P 500 indeksas antrus metus iš eilės pakilo daugiau nei 20%. Todėl žvelgdami į 25-uosius, kol kas atrodo, kad teigiama dinamika ir toliau tęsis, bet kiek ilgai išliks toks pozityvas, jau sunku pasakyti. Man atrodo, kad tiek ekonomikos augimo tempas, tiek JAF akcijų rinkos augimas turėtų kažkiek atvėsti. Aišku, kol kas tikrai nesimato jokių recesijos ar nuosmukio ženklų, bet investuotojai puikiai supranta, kad po stipresnio ralio visada ateina korekcijos metas. Klausimas tik tai kada. Ar iš karto po sausio 20 dienos, kai už JAF valstybės vairo stos Donaldas Trumpas, ir pavasarį. Todėl stebėsime situaciją ir vertinsime jau pagal faktą, nes kalbų yra įvairių. O Trumpas tikrai mėgsta pasisakyti, mėgsta pagąsdinti, mėgsta daug visko prižadėti, tai pasižiūrėsime, kur nuves jo naujosios iniciatyvos. O kol kas medija netyla dėl planuojamų mokesčių sumažinimo korporacijoms, taip pat dėl palengvinto reguliavimo, dėl tarifų pakelimo prekiams iš ES, Kanados, Meksikos, Kinijos. Aišku, labai bus įdomu, kaip kitąmet Fedas veiks, kokia bus infliacijos dinamika. Žodžiu, ateinantis metai tikrai laukia labai dinamiški ir labai įdomus. O šią savaitę daug diskusijų sukėlė Trumpo užmojai pasiimti savo Panamos kanalą. Nespėjo dar, kaip sakoma, kojo apšilti, o jau tokie pareiškimai. Ir kai prieš rinkimus visas pasaulis kalbėjo apie jo užmojus išspręsti karinius konfliktus, tai dabar žiūrėk, jis jau ir pats grasina pradėti naujus. Nes praeitą savaitę jis apkaltino Panamą dėl didelių mokesčių už naudojimąsi Panamos kanalu. Ir pareiškė, kad jeigu Panama tinkamai kanalo nevaldys, JAV gali pareikalauti, kad kanalas būtų jai sugrąžintas. Mat kažkada JAV prisidėjo prie to kanalo statybos ir netgi kelis dešimtmečius kontroliavo aplink jį esančią teritoriją. Bet 1999 metais visą kontrolę perdavė Panamai. O ši siekia užsidirbti ir jai tikrai neblogai tas sekasi. Ir nepaisant sausros, dėl ko sumažėjo laivų plaukiančių kanalu, metinis augimas ten siekia beveik 10%. Todėl JAF interesas tikrai labai aiškus ir labai konkretus. Ir beje, Donaldas jau per pirmąją savo kadenciją buvo iškėlęs klausimą grąžinti Panamos kanalą JAF kontroliai ir pasiimti Grenlandiją savo, bet tuomet toks užmojis buvo vertinamas kaip kažkokia nesąmonė. Per daug nebuvo diskutuojama ir svarstoma, o dabar pasižiūrėsime, kaip bus po inauguracijos, nes dabar Donaldas pateikė šį sumanymą taip, kad tai yra būtinas sprendimas JAF saugumui, nes valstijoms atrodo nepriimtina mokėti per didelius tarifus Amerikos laivams plaukiantiems Panamos kanalu, todėl daug geriau yra viską kontroliuoti patiems. Kaip rašė savo socialinėje paskyroje, siekdamos užtikrinti nacionalinį saugumą ir laisvę visame pasaulyje, Jungtinės Amerikos valstijos mano, kad Grenlandijos nuosavybė ir kontrolė yra absoliuti būtinybė. Tai žiūrėsime, kuo čia viskas baigsis, gal čia tik absurdiški svaičiojimai tęsiasi, nes netaip senai Trumpas pasiūlė ir savo norų Kanadai bei Meksikai prisijungti prie JAV.
dabar štai girdime pasiūlymą Danijai atiduoti Grenlandiją. Nu, tikrai pasaulis darosi vis įdomesnis. O kad neatrodytų viskas labai baisu, tai Trumpo sūnus pajuokavo socialinėje erdvėje, kad Donaldas Trumpas ruošiasi pirkti Kanadą, Grenlandiją, Panamą. Na, kaip amerikiečiai perka Amazone, taip ir Trumpas apsiperka, tik jo pirkiniai atrodo kiek didesni. Na, įdomu, aišku, kuo čia viskas baigsis. Ir šią savaitę kripto buvo skiriamas labai didelis dėmesys, netgi kalėdinės eglutės buvo puošiamos su bitkoino simbolika. Ir tikrai per šventes bitkoino kaina stipriai buvo pakilusi, prieš kūčių vakarą bitkoinas kainavo apie $94 000, o jau per šventes iki gruodžio 26 buvo pakilęs ir virš $98 000. Šiuo metu vėl prekiaujasi apie $95 000. Aišku, čia yra labai daug manipulacijų, čia yra daug emocijų, todėl volatilumas yra milžiniškas. Ir kai toks didelis dėmesys iš aukščiausių vadovų, nu tai kaipgi gali būti kitaip. Ir būsimas prezidentas pasveikino su bitkoino pasiektomis aukštybėmis. Beje, visą tai labai primena ir jo pirmąją kadenciją, kai jis irgi labai didelį dėmesį skyrė tam, kad akcijos augtų, nes tuo metu bitkoinas jam atrodė visiškai nerūpėjo. Ir tada nuo jo tweetų visaip rinkos reaguodavo ir į viršų, ir į apačią. Tai tikiu, kad panašiai bus ir šį kartą. Nes jau ką moka tai manipuliuoti rinkomis, tai tikrai jisai tą moka daryti. Ir kalbama, kad dabar Trumpo tikslas yra pirmaisiais jo prezidentavimo metais, kad bitkoinas pakiltų bent iki $150 000. Nu tai pasižiūrėsime, kaip čia bus. Ir čia yra įdomus momentas, kad pamenate, netaip senai buvo investuotojus užplūdęs negatyvas, kai Fed pirmininkas Jeromas Paulas pasakė, kad į Fed rezervus bitkoinų negalima pirkti, tam nėra įstatyminės bazės, nes neaišku, kaip įvertinti, ar kaip žaliavą, ar kaip turtą, ar kaip dar kažką. Tai momente buvo nusivylimo, bet šią savaitę pasirodė kiti pranešimai, kad Fedas ir negali neleisti Trumpui sukurti BTC rezervo, nes jeigu prezidentas pasirašys atitinkamą dekretą, tai viskas yra įmanoma. Vadinasi, tik tai Trumpas gali sustabdyti Donaldą, o joks jau ten ne Jeromas Paulas. Nes kalbama, kad šį procesą galima prasukti per JAV iždo departamentą, tam reikia įsakymo, nurodančio JAV iždui naudoti biržų stabilizavimo fondą ESF, na ir įsigyti bitkoiną. Todėl Fedo čia net ir nereikia. Ir kol Donaldas turi pilną palaikymą kongrese, laisvai jis tą galės padaryti. Tai pasižiūrėsime, ar ir padarys. Tuo tarpu kompanija MicroStrategy toliau leidžia akcijas ir obligacijas, kad kuo daugiau nusipirktų bitkoinų į savo balansą. Mes matome, kad nepaisant bitkoinų aukštybių, MSTR 7 savaitės iš eilės perka bitkoiną ir ne tik, kad patys perka, bet ir kitas kompanijas agituoja tą daryti. Neseniai bandė tą idėją prakišti Microsoftui, kol kas nesėkmingai, bet negali žinoti, kaip bus po pusmečio ar po metų, nes kompanijų, kurios įsitraukia į tokią veiklą, daugėja. Ekrane matote MetaPlanet, tai yra taip vadinama Azijos MicroStrategy kompanija ir jos generalinis direktorius sako, kad jų BTC pirkimai yra tik pradžia. MetaPlanet taip pat pasiekė MicroStrategy pėdomis ir 24 metų balandžio pradžioje priėmė BTC standartą. Na ir dabar nuolat perka bitkoiną į savo balansą. O MicroStrategy vadovas Tayloras teigia, kad šiandien svarbiausias dalykas pasaulyje ir yra bitkoinas, kuris išspręs JAV skolos problemas ir jis padarys visus mus turtingais. Todėl nesvarbu, kokia bitkoino kaina, anot jo reikia jį pirkti. Ir čia aš noriu pasidalinti dar Forbes pateikta kriptovaliutų prognozę 25 metams. Na ir kitų metų gale mes jau pasižiūrėsime kartu, kiek tos pranašystės išsipildė. Forbes mano, kad BTC rezervas tikrai atsiras arba G7 arba BRICS šalise, kad stablecoin kapitalizacija padvigubės iki 400 milijardų, tada, kad bus paleisti nauji kriptovaliutų ETF-ai, kad Big Tech kompanijos visgi pradės investuoti į bitkoiną, tai pasižiūrėsime, kurie bus pirmieji. Taip pat pranašauja, kad kriptovaliutų rinkos kapitalizacija viršys $8 trilijonus ir kad JAV taps pasauliniu kriptovaliutų centru. Tai matome, kad pateiktos vien tik tai teigiamos pranašystės, nebuvo jokių kalbų apie bitkoino burbulą, apie jos sprogimą, apie tai, kad tai yra tuštybė, kad viskas gali žlugti, visi pinigai gali dingti. Na, matome, kad šioje pranašystėje tikrai nebuvo apie tai nė žodelių užsiminta.
Tai tikrai palaikymas ir dėmesys čia yra didžiulis, todėl labai įdomu, kuogi čia viskas baigsis. Bet prakalbus apie burbulus, aš negaliu vėl neskirti laiko kvantiniai kompiuteriai. Mes jau kalbėjomės, kad pastaraisiais mėnesiais kompanijų, kurios susiję su kvantiniais kompiuteriais, akcijos labai stipriai išaugo. Ir šią savaitę buvo labai įdomių judėjimų. Pavyzdžiui, Rigetti Computing per šią savaitę paaugo virš 60%, Quantum Corporation virš 50%, D-Wave Quantum apie 40% paaugo. Aišku, pasižiūrėjus į jų grafikus, mes matytume ir augimus, ir kritimus tame intervale, nes jų labai volatilios akcijos yra. Ir kai matai dar nepelningas kompanijas, kurių pardavimai per metus siekia vos kelis milijonus, ar keliolika milijonų, bet kapitalizacija jau virš kelių milijardų, tai, kitaip nei burbulų čia neišeina pavadinti. Apskritai kalbant apie kvantinį skaičiavimą, apie kvantinę kompiuteriją, tai suprantame, kad čia naudojame kvantinės mechanikos principai, kad išspręsti sudėtingas problemas greičiau nei tai padarytų klasikiniai kompiuteriai, bet dar nėra aišku, kokias konkrečias problemas galima išspręsti pasitelkus kvantinės technologijas. Nes praktinių pritaikymų dar nėra daug, vadinasi, ši technologija pinigų irgi dar neatneša, todėl investavimas į kvantinį skaičiavimą šiandien yra labiau panašus į žaidimą kazino. Šių įmonių akcijos, žinoma, gali ir toliau kilti, jeigu jūs to klaustumėt, nes jeigu rinkoje pasirodys naujas ažiotažas, tai tikrai tas bus. Tačiau esminių pagrindų stabiliam augimui kol kas nėra. Ir akcijos yra tikrai labai pervertintos, o jų produktų paklausa matome, kad yra vis dar labai silpna. Todėl būkite atidus. Spekulacija, aišku, tokios istorijos yra viena, bet jeigu norima investuoti ilgam, investuoti į neįvertintas kompanijas, tai jau yra visai kitas dalykas. Ir pavyzdžiui, žiūrint dabar į S&P 500 indeksą, mes matome, kad mažiau nei trečdalis akcijų dabar lenkia indeksą. Tai yra vos 155 bendrovės sugebėjo viršyti S&P 500 indeksą šiais metais. Tai yra tik 31% indekse esančių akcijų. Ir čia yra unikali situacija, nes indeksas jau antrus metus auga vien dėl gerų big tech kompanijų veiklos rezultatų, dėl to, kad yra vykdomi dideli buyback'ai. Ir žinoma, yra ir kelios kitos sparčiai augančios istorijos, kaip pavyzdžiui Palantir, tikeris PLTR. Jisai per metus paaugo virš 370%. Kompanija Vistra, tikeris VST, paaugo virš 260%. Kompanija Exxon Enterprise, tikeris AXON, per metus paaugo virš 140%. Aišku, yra ir kitų istorijų, apie kurias mes esam kalbėję. Ir dėja, bet nedaugelis tų istorijų dabar turi adekvačius įvertinimus, nes spekuliantai sugebėjo labai stipriai išpūsti kainas. Ir jeigu tokių kompanijų portfelyje neturėjome, tai kažin ar galėjome laimėti prieš S&P 500 indekso rezultatą. Ir čia yra įdomu tai, kad jeigu vertintume vienodo svorio S&P 500 indekso dinamiką, tai jis nuo 21 metų išaugo tik tai 15%. Tai yra per 4 metus vos 15%. Tai yra apie 4% augimas per metus. Tuo tarpu visas S&P 500 indeksas, kur didžioji svorio dalis priklauso technologijom, pakilo 60%. Vadinasi, rinkoje yra dabar stiprus disbalansas. Yra daug pigių kompanijų, tačiau yra ir tokių, kurios jau turi, aiškiai išpūstus rodiklius. Todėl galime tikėtis, kad kitais metais situacija pamažu, bet keisis. Ir visų pirma dėl to, kad mažėjant palūkanoms, atsigaunant paklausai, rinka perkainuos tas atsilikusias kompanijas. Aišku, tai nereiškia, kad reikia skubėti parduoti išaugusias akcijas, tiesiog būkite pasiruošę, kad gali įvykti sektorių ar atskirų aktyvų perbalansavimas. Ir gali būti, kad pinigai keliaus iš ten, kur yra brangu, į ten, kur pigu ir kur dar yra didesnis potencialas augti. Ir jeigu bus momente stipresnis išpardavimas, o jis tikrai bus, klausimas tik tai kada, tai pigios kompanijos, neturėtų labai stipriai atpigti, bet štai tos brangiosios, tikrai bus įdomu, kas bus su jomis. Ir jeigu tuo metu likvidumo bus pakankamai, tai aišku, pakritimą mes greitai ir atpirksime. Čia baisiau bus tada, jeigu likvidumas staiga susitrauks. Todėl visada turėkime kažkiek tai kešo. Ir čia aš jau negaliu nepaminėti Warreno Buffetto strategijos, kuris yra, jūs žinote, laikomas vienas protingiausių ir sėkmingiausių investuotojų istorijoje.
Ir jis, kaip žinome, į 2025 metus eina turėdamas didžiausią grynųjų pinigų poziciją, vertinant daugiau nei 30 metų istoriją. Aišku, grynieji tai nereiškia, kad kešą jisai dabar laiko seife, jis laiko trumpalaikės vyriausybinės obligacijas, kurios yra labai likvidžios ir kol kas už jas moka virš 4% palūkanų. Tai su 325 milijardais tikrai visai neblogas uždarbis pasigaunasi. Plius jis turi ir nemažai pozicijų savo krepšelėje, todėl akcijų rinkoje jis irgi aktyviai dalyvauja. Tik tiek, kad jis nekart yra sakęs, kad dabar rinkoje nėra ką pirkti, o jūs žinote, kad jisai ieško neįvertintų kompanijų, tos brangios jau perpirktos istorijos jo nedomina. Todėl, jis kantriai laukia to momento, kai anksčiau ar vėliau tuos turimus pinigus jisai ir suinvestuos. O investuos tada, kai rinkoje bus stresinė situacija. Ta beje, jis darė jau ne kartą per savo karjerą. Ir pabaigai, kaip visada, pasikalbėkime apie idėjas portfeliui. Ir šį kartą siūlau pasidomėti biotechnologijos istoriją, galbūt po stipresnio kritimo ir jūs sudomins. Aš kalbu apie kompaniją Vertex, tikeris VRTX. Praėjusią savaitę bendrovė pristatė nuviliančius vieno iš savo vaisto bandymo duomenis, ir akcijos sureagavo itin negatyviai. Tačiau, vertinant bendrą kompanijos padėtį rinkoje, atrodo perspektyvos yra gan neblogos. Ir tikslinę kainą, įvertinus jos pipeliną, įvertinus analitikų lūkesčius, ir pačios kompanijos skaičiavimus, kokią rinkos dalį jie sugebės užimti, kokie laukia jos uždarbiai metų, pusantrų metų perspektyvoje. Aš matau čia beveik 30% potencialą. Ačiū Jums, kad buvote kartu, ačiū už Jūsų laikus ir komentarus, jie tikrai labai padeda šiam kanalui augti. Linkiu Jums puikios nuotaikos, ir susitiksime jau 2025.